sveiki visi. Pradedam dar vieną laidelę. Šį kartą ne apie 6 nacijas, šį kartą apie top lygą ir daugiau apie regbio klubo Ąžuolas reikalus. Dėl to turim truputį ir sudėtį pasikeitusią šį kartą. Turim komandos kapitoną Tautvydą ir komandos žaidėją Alaną. Tai ir pabandysim aptart mūsų sezoną, dalykus, kurie vyksta klube. Tai kaip Chebryte jaučiatės artėjant top lygai? Pradėk, Alanai. Pagaliau grįžta tas 15 regbis, ilgai lauktas, tai nusimato puikus sezonas. Iš mano pusės tai smagu, kad vėl gali pamatyti visą komandą ir būti kartu ir apturėti gerą laiką. Tikriausiai kaip grumtynių žaidėjai, tas rudens sezonas visai kitaip imponuoja lyginant su pavasario, kai dauguma dominuoja 7 regbis. Visiškai. Tai... Pamatai, treniruotėse pamatai didesnių žmonių pagaliau. tai smagu. Jo, tikrai. Ir pavasarį tikriausiai visi klubai tą išgyvena, kad galbūt grumtynių žaidėjai pasyvesni galbūt būna, nes daugiau tas 7 dominuoja. Ir tu žinai, kad nebus daug to žaidybinio laiko ir daug tų rungtynių, tai visi tauposi rudenį. Tai kaip sakant, rudenį visi motyvuoti, visi dideli žmonės jau kaip sakant, laukia išsilgę regbio ir tas yra labai smagu. Bet tikras iššūkis yra klubam šiaip išlaikyti motyvaciją grumtynių žmonėm, kad, nes ruošies tik mėnesį ir sužaidė 3 mėnesius ir realiai to regbio nebeturi. Tai iš tikrųjų, gerą temą palėtė, galbūt ne apie tik top lygą šnekam. Ta problema yra, kad sunku tą žaidėjus išlaikyti, nes jie neturi daug tų rungtynių, bet šiais metais, sakykime, gal šiek tiek tokia naujovė ir buvo, kad ankstyvą pavasarį jau sužaidėm taurės rungtynės, buvo taurė vykdoma Dariaus ir Girėno ir mes ten keliavom tiesiai į finalą, po pirmų rungtynių, jo. Ir žaidėm prieš Šiaulių Baltreks ir finale pralaimėjom, bet buvo ganėtinai neblogas renginys, buvo žiūrovų, kad ir buvo tas toks, kaip sakyt, saulėta ankstyvo pavasario diena, neatsimenu, kada klubai tokį gerą, gal, sakykim, gerą regbį žaidė tokio metų laiku. Tai toksai faina naujovė. Sakykim, gaila, kad nepavyko iškovoti Ąžuolui ten taurės. Tada turėjom 7 regbį. 7 buvo, jo. 7 sezonas, 3 turai. Kaip jums sezonas 7 ar 3 turai irgi naujovė, nes seniau buvo 2? 2 būdavo, jo, tai tas gerai, nes išplėtė tą, sakykim, truputėlį sezoną, nes aišku, gal turėjo galimybę ir tų pačių grumtynių žmonių sužaisti tuose 7. Tai jeigu žaidėjai galėjo pasirodyti, jo. Taip, ir buvo 2 lygos tuo tarpu, tai Ąžuolas galėjo statyti 2 komandas laisvai ir antrojo lygoje likom 2. Vienam turė likom 2, kitam likom žemiau. Bet tikrai fainai, kad 3 turai, aišku, negaliu nepasakyti, kad sistema buvo tikrai galbūt tapo įkaitai nuostatų, bet tikrai buvo nesąmonė, ypatingai vienam klubui, tai Geležiniam Vilkui, kurie žaidė tikriausiai 6 rungtynės per 3 turus, kur kiti sužaidė po 4 rungtynės ar net 5, ne? Jo. 4. Tai tikrai nesąmonė ir negalim, aš manau, mes kažkaip turim padaryti išimtį, nes dabar klubai ruošiasi, atvažiuoja sužaidė 2 rungtynės ir važiuoja namo. Tai ko pasekojo finaliniam ture Geležinis Vilkas net nebevažiavo į turą, nes jiem realiai žinojo visą situaciją. Finalinis turas, kuris turėjo būti, kaip sakant, kulminacija, tapo toks tikrai ne pats geriausias turnyras, kai buvo 5 komandos. Taip, vienareikšmiškai. Tai šitas tikrai, ne tai, kad kritika, iš tikrųjų kritika, blema, nes nesąmonė. Bet tiesiog net logiškai. Buvo, kai buvo, sužaidėm, viskas gerai, su Ąžuolu tapom bronzos medalių laimėtojais. Ar tai mus tenkino taip maksimaliai, tikriausiai, kad ne, nes gynėm čempionų titulą, bet turėjom šiokių tokių ir traumelių ir visko, nebuvo lengva, tai aš manau, kad
Kitais metais. Kad medalis yra medalis vis tiek. Ir toliau turėjom tą regionų taurę, kas vėl šiokia tokia naujovė, arba gal, sakykime, buvo grąžintas formatas, kuris buvo vykdomas seniau, galbūt prieš 10-15 metų, atsimenu, teko kažkada žaisti regionų tauriai. Tai, nežinau, irgi fainai teko žaisti su Vilniaus komandom tarp dviejų sostinių. Tai toks simbolinis momentas, kaip sakyti, sostinė ir laikinoji sostinė. Tai toks fainas momentas ir mums irgi pavyko 2 rungtynės dar sužaisti 15. Vienas Vilniui prieš Vilniaus regbio akademiją ir čia su Kaune su Vilniaus geležiniu Vilku. Ir abi rungtynės laimėjom ir tapom šito regiono nugalėtojais. Bet atrodo, kad pasimatė truputėlį daugiau motyvacijos iš tų pačių žaidėjų, nes pirmom rungtynėm truputėlį buvo toksai struggle, tų skaičių tokių didelių nebuvo, bet antrom rungtynėm ten susirinkom pilna sudėtis, liktai apie 25 žmonės netgi turėjom. Jo, turėjom pilną komandą ir be rinkinio žaidėjų. Ir toks ir matosi iš karto, kad yra tiem grumtynių žaidėjom gal netgi šokas, kad čia mes pavasarį žaisim, žinai, tai toks. Kai visi atpratę ir tada pastebi, kad tada tikrai yra noras ir galim žaisti, yra noras, galim žaisti. Tai iš mano pusės net pamenu, kai pamačiau žaidėjus ir per pirmas grumtynės, tik tai taip supratau, kad čia top lygos grumtynės. Tai labai buvo geras toks įspūdis ir norėtųsi, kad kiekvienais metais tai vyktų ir prasitęstų tai, nes žaidėjom tai motyvacija kyla ir teikia džiaugsmą. Tai vat, gal net ir mintis, kad aišku, reikia atrasti laiko ir tiems žaidėjams, kurie nepatenka į pagrindinę sudėtį sužaisti ir galbūt pavasaris tai yra labai, labai gera terpė, ta regionų taurė. Bet matant, kad ateina kad visi rodo norą, galbūt būtų galima apgalvoti ir kažkokį kitokį formatą top lygos, pavasario, rudens, galbūt ilgesnį sezoną, ar 2 ratai. Tai vėl toks įpareigotų kitaip, aišku, tikrai nebūtų lengva visiems klubom, akivaizdu, kad nėra lengva išlaikyti to žaidėjus ir tikrai visi turi iššūkių. Bet aš manau, tas ir yra, kad, žinai, daug klubų labai, iškart įsireiškia, kad mes neturim 7 regbio žaidėjų ir tada tas klubas kenčia, bet augimo procesas yra toksai iššūkis, ne, kad mes jų neturim, bet tada mes turim rasti to žaidėjus, mes turim ugdyti to žaidėjus ir taip toliau. Papildomas darbas. Jo, bet be darbo, kaip ir sako, nėra vaisių, tai Faktas. Čia jau aišku, kaip kas interpretuoja tuos dalykus. Tai va, toks mūsų tas pavasario sezonas, turėjom, sakykim, 3-15 rungtynės ir su antra komanda žiūrint 4-7 turnyrus, tai 7 renginiai, kaip pavasarį, manau, kad tai nėra blogai. Ir dabar judėsim toliau su top lyga. Dar iki top lygos turėjom nemažai žaidėjų, kurie žaidė už 7 rinktinę Europos čempionate, tai irgi buvo iškovota 10 vieta, tai labai smagu, kad žaidėjai iš Kauno, kaip sakyt, atstovauja rinktinę ir toks simbolinis momentas Kauno komandai, kad yra tų žaidėjų, tai labai fainiai. Tai va, to toliau prasidėjo pasiruošimas top lygai, gal ne tik aikšteliai, ne tik tais, kaip sakyt, taktiko ir fiziniam rengime, bet ir išvaizdoje gal, kaip čia pasakyti. Išvaizdos, jo. Tai klubo išvaizdos. Kaip jau pastebėjot, buvo pristatyti nauji rungtynių varžybiniai marškinėliai, taip pat ir treniruočių aprangos. Tai, kaip sakyti, tai nebuvo kažkoks atsitiktinis tas dizainas ar tiesiog pasiūlymas. Šitos marškinėlius jau pradėjom tikriausiai su dizaineriais kalbėti ir valdyboje tvirtinti nuo žiemos, tikrai nuo žiemos. Kažkur, jo. Ir aš nenoriu sumeluoti, bet tikrai minimum kokie 5-6 kartai buvo, kad buvo keistas dizainas, kažkokias detalės derintos, minimum. Manau, jeigu nedaugiau, jo, nes net buvo net ir skirtingos spalvos viską ir iki kol įsigryninom visą tą, kas labiausiai krito į akį, tai tikrai užtruko labai labai ilgai.
taip ir koks tas mūsų ta simbolika buvo, mes jau čia mūsų 3 varžybiniai marškinėliai po ąžuolo atsikūrimo ir visą laiką norim parodyti, kad esam Kauno miesto regbio klubas ir mūsų pirmi marškinėliai buvo su įvairiom Kauno įžymiom vietom, antri marškinėliai irgi buvo dar papildyti su vietom ir su ne tik įžymiom vietom istoriškai, bet ir su vietom, kurios yra kažkoks menas ar kažkoksai paminklas. Simboliai Kauno. Ir buvo dar kuriama, kai buvom liktais Europos sostinė. Jo, kai buvom Europos kultūros sostinė. Tai visą laiką norim pabrėžti, kad esam Kaunas ir kuriant šią dizainą irgi turėjom visokių idėjų. Ir viena iš idėjų buvo, kaip sakyti, prisirišti prie 9 forto dizaino, buvo paimtas iš 9 forto toksai kaip simbolika, tokios pasipriešinimo ir, kaip sakyti, dar vienos Kauno tokios istorinės vietos, žymios vietos populiarinimas, prisirišimas prie jos. Tai vat, kaip sakyti, gal kai kurie iš to parodomojo video ir jau suprato, bet šitie marškinėliai visas dizainas yra su akcentais iš ten. Akcentais iš ten. Tai kaip jums tie nauji marškinėliai patinka, spalvos ir dizainas? Įdomu. Man tai kažkas naujo. Smagu, kad keičiasi įvaizdis, keičiasi apranga. Spalvos, galim sakyti, šių marškinėlių gal šiek tiek ir pasikeitė. Apšiliminiai. Jo, bet čia apšiliminiai treniruočių marškinėliai. Jo, varžybų rungtynių marškinėliai tai išlieka tos pačios. Gal šiek tiek atspalviai skiriasi. Atspalviai truputėlį. Bet smagu. Kaip žaidėjai, tai atsinaujinti, atsišviežinti visą tas. Dizainas tai wow, tikrai wow spalvos, wow gyvai pamačius, tai norėčiau užsidėti juos. tikrai labai pavykęs, manau, kaip čia sakyti, toksai projektėlis, jo. Tai smagu, kad į Top lygą užžengsim su naujais marškinėliais. Ir kalbant apie Top lygą, šiais metais laukia mūsų 6 rungtynės reguliaraus sezono, 7 komandos. Čempionate, vėl 5 Lietuvos, 2 Latvijų. Ir formatas toks, kad bus žaidžiamas po to vienas pusfinalis ir finalas iš vienų rungtynių. Tai toks vėl ilgai laukiam, bet sezonas bus labai greitas. Yeah. Tai kaip jūsų mintis apie ateinantį sezoną iš mūsų pusės žiūrint, ar turėtume paminėti kažkokius žaidėjus, kurie yra nauji ar nėra žaidę net už mūsų klubą? Ar tokių šiais metais neturim? Tai sugrįžimų yra tikriausiai. Mūsų cameraman Ernestas Vaičiūnas po rimtos traumos grįžta į aikštelę. Džiaugiamės iš jaunimo grįžtantis Jonas Morkūnas. Jonas, kuris žaidė už 18 Lietuvos rinktinę, užėmė jie 7 vietą. Gaila, kad ne 6, nes tada būtų gavę stipendijas, bet vis tiek puikus pasiekimas. Tai Tomas Kurila grįžta iš Lenkijos, žaidęs, kas dar tada. Gal iš forwardų labiau. Dylanas. Turim Dylaną irgi pasijungė vėl, kaip ir matėt mūsų socmedijoj, tai pernai sezone tikrai buvo labai žaidėjas, kuris daug mums padėjo, įsiliejo, jam čia patiko, tarp sezonių žaidė Sakartvele, tai kažkaip pakalbinus jisai parodė didelį norą, kad nori čia sugrįžti, tai kodėlgi ne? Taip. Tai turim jį, o daugiau kaip ir visi žaidėjai tie patys. Tas yra smagu, kad tas branduolys jau daug metų išlieka tas pats. Ir manau, tai gali būti kaip ir
kaip ir tokia mūsų gal stiprybė, kad branduolys yra tas pats. Tai va, atsišviežinome įvaizdį ir tikimės, kad atsišviežinsim aikštelį irgi su skirtinga energija ir sustipresnė gal jėga bandysim eiti į sezono pradžią. Taip. Tai dabar irgi tikriausiai galim paminėti, kad ką kalbėjo apie jaunimą, Jonas ir Titas turėtų jau pasijungti neužilgo. Česonis, taip, Tito ir jo kaip ir bus realiai irgi jo debutas. Nu, jis žaidė top lygoje, jo. Jis žaidė taurėjai žaidė ir pėdėjo top lygos, tai būtų jo. Tai irgi dėl Tito labai smagu, kad jisai toks... Ir be to paminėsiu, kad tik grįžęs iš Pietų Afrikos kaip studijų, mokslo. Iškart pateko į vyrų regbio 7 rinkinį, tai čia labai smagus momentas, kad tik grįžo ir iš karto, aišku, buvo stovyklos atranka, bet pateko. Tai... Tikrai nebuvo lengva jam tenais, bet turėjo labai gerų momentų, kad ir nebuvo lengva, bet kaip jaunam žmogui žaisti iš karto 7, tam lygiai, kur tu net nesi specialistas 7, nes tu tiesiog nežaidži jo daug. Tai yra labai labai sunku Europoje žaisti, kai nesi to žaidęs daug. Tai čia yra tikrai smagus įvertinimas ir labai džiaugiamės, kad žaidėjas, kuris pradėjo, kaip sakyt, nuo vaikų, nuo anksti hažlo visoje toj sistemoje ir turim tokį žmogų, kuris žais dabar už mūsų top lygoje. Tai prie ko rėjau, kad ir Titas Česonis, ir Titas Margelis galbūt pasijungs už poros rungtynių, kai jau sueis metai, ir Jonas. Labai smagu, kad turim vis daugiau tų žaidėjų iš mūsų, kaip sakyt, tos jaunimo sistemos, kuri duoda vaisių. Treneriai dirba ir, kaip sakyt, be jaunimo trenerių, tai ir tam klubui yra arba beveik neįmanoma, labai 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 sunku išsilaikyti. Tai kalbant apie žaidėjus, per mūsų, kaip sakyt, tą klubo atgyvavimo istoriją, tikrai nemažai žaidėjų buvo pas mus atvykusių ir iš kitų valstybių, ir iš Pietų Afrikos, ir iš Zimbabvės, su kuriais tikrai palaikom gerą ryšį. Ir dabar galiu tokį klausimą užduoti, kaip galvojat, ar yra žaidęs Lietuvoje žaidėjas su pasaulio čempionato patirtim? Aš nežinau, aš tikriausiai, kad ne. Asmeniškai, bet nei vieną net neįsivaizduoju. Ar tikriausiai žinot, kad netolimo ateityje tai gali būti, kad bus toks atvejis? Tai shout out to Zimbabwe national team, to Victor Mapunga. We see you gymming with Ąžuolas tank top. Tank top, nice biceps, good legs. And we wishing you the best. Sveikinam, sėkmės artėjančiam pasaulio čempionate. Tikrai tikimės, kad Viktoras atlaikys tą pirmą liniją. Pateks į komandą. Ir aš atsimenu, kai Viktoras pateko į komandą ir jisai buvo dar Ąžuole ir sako, aš patekau į komandą ir aš patekau čia ilgam. Tai aš labai tikiuosi, kad jisai sužais pasaulio čempionate. Ir, kaip sakyt, stebėsim, palaikysim. Tikrai bus istorinis įvykis. Nežinau, gal čia nieko rimto kitiem, kaip Ąžuolui turėti žmogų, kuris žaidė čia sezoną ir žaidžia dabar pasaulio čempionate. Man tai čia yra kosmiška, tikrai. Taip kad... Good luck, Big V. Big Wick. Tai... Jo, tikrai faina ir labai džiaugiamės patys, kai klube sukurdami tokias galimybės, nes tokia lygio žaidėjai atvyksta, tai ką duoda klubui yra tikrai neįkainojama patirtis ir kurie patys tie jaunimas ir mūsų visi vyrai gali semtis tos patirties ir kas labai patinka iš tų užsieniečių atvažiuojančių, kur tai jie patys dar ir dalyvauja treniruotėse, netgi praveda, ten, sakykime, jaunimui tos treniruotės, tai čia ir yra ta visa kultūra, ta bendruomenė ir tikrai dėkojam ir tikimės, kad vis daugiau jų pamatysim pas mus komandai. Tai o kalbant apie
pačią top lygą. Pirmos rungtynės jau šį savaitgalį. Nežinau, kada šitą laidelį išeis, ar prieš pirmas rungtynės, ar jau po, bet filmuojam ketvirtadienį ir už 2 dienų žaisim prieš Vilniaus Geležinį Vilką, atidarymo rungtynės. Jeigu neklystu jau, kad 3 metus tai tikrai, gal net ir 4 metai, kai atidarymo rungtynės žaidžiam su Geležiniu Vilku. Gal net ir 4 metus išėlės. Jo, kažkaip taip. Tai aišku, reiktų paminėti, kad praeitus 2 metus mes tas pirmas rungtynės pralaimėjom. Tai dabar, kaip sakyt, 3 karto tikrai nenorim, bet jo, kaip sakyt, regbis yra regbis, visko gali nutikti, bet jau tą skauduliuką nešamės, tai bandysim atsimti tų pirmų, kaip sakyt, panaikinti tų pirmų rungtynių tą prakeiksmą. O nežinau, kad taip mūsų bendruomeniai vis tiek apie Ąžuolo klubą įdomu, gal kažkokių iššūkių klubas turi, su kom turim susitvarkyti prieš šią top lygą ar top lygos sezone, kaip jūs manot, ar yra viskas labai gerai? Tai prieš kiekvieną top lygą yra iššūkių. Visada. Ir aš manau, kad visos Lietuvos komandoms ta top lyga yra didelis iššūkis. Ir ne tik pradžiai, o visą sezoną. Jo. Ir su tuo sugyveni ir žaidė regbį, nežinau. Aš jo visiškai sutinku. Ta Liepa ir regbis, kad ir kaip smagu geras oras, nerealiai smagu yra sportuoti su draugais, su komanda vasarą, bet yra ir kita pusė, kad vasara yra visi, kaip sakyt, vestuvės, krikštynos, atostogos. Yeah. Ir tikrai čia iššūkis yra. Tikrai turim žaidėjų, kurie yra, kaip sakyt, galbūt vienose rungtynėse vieni negali, kitose kiti negali, tikrai turim iššūkių su tuom ir nepavyks tikriausiai kiekvienose rungtynėse tos pačios komandos turėti. Bet labai džiaugiamės, kad turim biškį to gylio komandą ir galbūt jeigu vienose rungtynėse nebus vienų, tai kitose rungtynėse bus kiti. Tai čia yra ta stiprybė, bet toks tas regbis ir nuo to nepabėgsim. Tai čia tikriausiai mūsų toks vienintelis iššūkis ir o daugiau, nežinau. Sužaisim rungtynės, bus ką daugiau pašnekėti. Tikrai bus ką daugiau pašnekėti. Laukia tikrai intensyvus startas, 3 savaitgaliai iš eilės, tai liūdna, kad vienas savaitgalis tik šeštadienį, tai ir žaisim jo pirmas rungtynės, namų rungtynės ir šeštadienį, tai tas labai liūdina, nes... Man kaip, sakykim, kaip žaidėjui, man iš tikrųjų neįdomu, kokios yra problemos, bet sekmadieniais žaist galima išskirtiniais atvejais, bet 5 savaitgalius iš 6 regbio gadinimas, regbio tradicijų gadinimas ir aš nemanau, kad tai yra optimalu. Nes po rungtynių su vyrukais nori atsisėsti, išgerti nealkoholinio alaus. Bet tu žinai, kad rytoj darbas. Jo, kad ir kaip bet labai liūdna, nes tas... Bet čia regbio tradicija. Jo, ir pabūt su draugais, pabūt. Ir treniruočių procesas iš karto keičiasi, sakykime, po gero sekmadieninio mačo, po labai intensyvaus mačo, antradienį, treniruotė nebūna kokybiška. Taip. Tai toks irgi kažkiek nukenčiam, aišku, galim kelti kitą dieną, ką galėtume, bet tai yra čia tikrai iššūkis ir sakau, aš suprantu, kodėl taip yra, bet iš žaidėjo pusės, kuris nėra, kaip sakyt, negalvoja apie ten federaciją, nėra įstraukęs, iš žaidėjo pusės jam yra neįdomu, jam yra faktas, kad jis žaidžia sekmadienį. Ir viskas. Tai šitą vietą mes turim spręsti kažkaip, ar ten... Yra Lenkija šalia. Ar teisėjus samdyti kitus, ar ką, bet nežinau. Šitoje vietoje, čia mano nuomonė, gal kitiem klubam yra labai fainiai, aš nežinau. Bet aš duoti įdomu, kaip tas yra viduj, ar iš viso yra keliamas tas klausimas, aišku, nežinau, gal tiek žinai, bet tai va, žinai, manau, ar ten yra kažkoks, tai vis tiek mes kaip, kiek žinau, kad mes turėdami, dalyvaudami lygoje, mes turim ten kažkokią tai narę mokestį mokėti ar kažką tais. Ir jeigu mes straglinam, kaip pavyzdys, ten su teisėjai, žinai, ir gali atsivežti kažką, tai paimk gal tą ekstra
kažką, jeigu, ten nėra kosmiška, tai bet žinai, kad tu gali visada visos rungtynės vyktų, ar ten šeštadienis, ar penktadienis, whatever. Tai net nebėjau, kad tokie dalykai yra sprendžiami, bet šiuo momentu jis nebuvo išspręstas. Jis sprendžiamas tikrai buvo, aš net nebėjau. Mes ir pernai labai žaidėm, man rodas, mes pernai žaidėm 4. Turėjom jo, 3 ar 4. Kažkaip jo. Ir dar vosne, tai ir dar išvykos būna, kad važiuoju kokią Latviją ir grįžti naktį ir, kosmiškai tikrai. Yra buvę. Tai va čia tokie momentėliai, kaip sakyt, iš mūsų tos varpinės. Bet nieko, prasideda top lyga, kaip sakant, nauji švieži. Labai džiaugiamės naujais partneriais, kurie bus šito lygos sezono su mumis ir tikimės ne tik šį. Tai tikrai labai visiems dėkojam. Be partnerių nebūtų ir tikriausiai ir tų marškinėlių, ir dar visų būtinų dalykų, kurių reikia sezonui įgyvendinti tikriausiai. Taip, vienareikšmiškai. Tai tas yra labai smagu. Ir reguliaraus sezono rungtynės turėsim tik 3 namie. Tai yra labai mažai. Tai tikrai, kai tik bus rungtynės Kaune, kviečiame visus atvykti, stebėti, kviesti draugus, nes yra faktas, kas ateina pažiūrėti regbį, užsikabina ir nori ateiti dar. Čia yra faktas iš pažįstamų, iš draugų, iš visų. Taip, kad nepraleiskite tos progos, nes jinai yra ganėtinai reta iš tikrųjų. Tikrai taip. Tai lauksim informaciją, rasit mūsų socitinkluose. Lauksim stadione. Tikriausiai lauksim stadione. Kad